Tai aš norėčiau pradėti nuo to ir paklausti jūsų, kaip jūs kaip pilietis jaučiatės, kaip jūs jaučiatės, ar saugus savo šalyje, savo mieste? Aš tikrai jaučiuosi saugus ir visada bet kam, kas tik tai klausia, ypač iš užsienio svečių, kaip ten pas jūs Lietuvoje ar Vilniuje, tai visiems sakau, žinote, kad ir Vilnius, ir Lietuva yra tikrai saugus kraštas. Ir ypač saugus, kada mes vertiname, kiek ir ko reikėtų daryti, kad, pavyzdžiui, ir policijos darbo sąlygos būtų geresnės, ir sakykime, ir aprūpinimas būtų geresnis, tai vertinčiau tikrai, kad Lietuva yra saugus kraštas, Vilnius taip pat, ir tuo mes tikrai galim didžiuotis. Ačiū. Kokiu balu 10-balėje sistemoje vertintumėte viešojo saugumo būklę Lietuvoje ir pakomentuokite plačiau? Balais, ačiū, visą laiką buvau mokiniu, nebuvau mokytoju, tai balais nėra paprasta vertinti. Aš manau, kad įvertinčiau taip 8. Ir paaiškinčiau kodėl. Todėl, kad iš tikrųjų šiandien mes matome, kad didžiąją dalį to saugumo jausmo sukuria žmonės. Tai yra policijos žmonės, pareigūnai, kurie tikrai yra savo reikalo profesionalai, žino ką ir kaip daryti ir pasiaukojančiai dirba. Ir ypač pastaruoju metu, kada policija tapo ženkliai atviresnė, daugiau bendrauja su visuomenė, daugiau diskutuoja, aiškina, manau, kad visiems Lietuvos žmonėms tas saugumo jausmas tik didėja. Ir aišku, tobulėti yra, nebejoju, dar kur, bet šiandien manau, kad mes galim tikrai pasveikinti pareigūnus, kad jie dirba gerai. Ačiū. Tuomet išskirkite 3 svarbiausias Lietuvos teisėsaugos problemas ir kaip jas turėtų būti sprendžiamas. Pirmą gal išskirčiau ir paminėčiau tą, kuri galbūt susijusi daugiau su visuomenės interesu, tai dar vis dėlto reikėtų bendrai ir policijai, ir ne tik policijai, ir ne tik policijos pareigūnams siekti, kad vis dėlto nebaudžiamumo principas būtų įgyvendintas. Šiandien dar tenka pastebėti, kada žmonės išvengia, sakykime, griežtesnio įvertinimo arba pažeidėjai, ypač kada būna tokie sisteminiai pažeidėjai, kurie dažnai aprašomi žiniasklaidoje arba internete. Taigi tą nepažeidžiamumo principą turėtume bendrom pastangom siekti. Čia ne vien tik policijos darbas, čia be abejonės ir visuomenės nepakantumo ir bendradarbiavimo su policija, bet turėtume siekti ir manau, kad tai yra šiandien dar problema, nes turim kur tobulėti ir daug kur. Antra, manau, kad reikėtų vertinti problemą teisėsaugos institucijų ir jų ypač darbuotojų, jų pajamos. Nes kada tenka dažnai bendrauti su policijos pareigūnais, ypač paprastais, ką tik tai baigusiais, kurie dirba realų sudėtingiausią darbą gatvėje, tai suprantame, kad jaunam vyrui tokį atlygį, kokį šiandien gauna Lietuvos policininkas, siūlyti yra nuodėmė. Ir šiandien manau, kad ir prezidentas, ir vyriausybė, ir Seimas turėtų kuo greičiau ieškoti teisingų sprendimų, kurie leistų pirmiausia pareigūnams didinti atlygį. Antra, kad sukurti motyvacinę sistemą, tai kad negalima turėti lygiavos. Ir man dažnai tenka bendrauti su, pavyzdžiui, Vilniaus miesto pareigūnais, kurie sako, žiūrėkit, mūsų darbo krūvis yra toks, nieko nežeminant, nemažinant, kitame mieste arba kitame rajone darbo krūvis yra ženkliai mažesnis. Tačiau praktiškai atlyginimas yra toks pats. Todėl, mano manimu, reikėtų kuo greičiau vis dėlto atskirti statutinių pareigūnų apmokėjimo sistemą nuo valstybės tarnautojų, nes tai yra visiškai skirtingos veiklos arba skirtingas pobūdis ir turėtų būti pareigūnai ir apmokami ir skatinami pagal savo vidaus tarnybos įstatymą, bet ne sulyginami su valstybės tarnybos darbuotojais. Juolab, kad dažnai žiūrint, kad valstybės tarnybos darbuotojai, ypatingai jeigu lyginsime kategorijas, gauna didesnį atlygį negu, sakykime, tie žmonės, kurie dirba gatvėje, kurie rizikuoja ir nuo kurių priklauso mūsų bendras valstybės saugumas. Ir trečia, manau, pagrindinė problema taip pat yra techninis aprūpinimas. Man net keista, kada kartais, kaip politikai sako, kodėl jie perka policiją per geras mašinas. Aš atvirkščiai pasakyčiau, kad policija turi atrodyti gerai, nes labai svarbu ir tas pats įvaizdis, tai jeigu, sakykime, patrulinė mašina, tai turi būti geros klasės mašina, tai turi būti, kaip sakant, ir greita ir iš karto kelt pagarbą. Va šitie vyrai su tokiais automobiliais, taip apsirengę, su tokia ekipiruotė, su tokia ginkluotė, gali padaryti labai daug. Ir manau, kad tokiam techniniam aprūpinimui turim skirti didesnį dėmesį
ir negalvoti tik, kas liko nuo visų kitų valstybės reikmių tinka policijai arba priešgaisrinei apsaugai. Ar žinote, ko labiausiai trūksta statutiniams pareigūnams, su kokiais sunkumais jie susiduria, patys pareigūnai? Manau, kad susiduria su ne viena tema arba problema, bet aišku, pagrindinė tai matyt būtų pajamos. Ir pajamų, sakykime, dydis bei jų diferenciacija priklausomai nuo darbo pobūdžio ir nuo darbo vietos. Nes jeigu spręstume šį klausimą, manau, kad ir patys pareigūnai labiau didžiuotųsi savo darbu, gerbtų tarnybą ir tikrai nesijaustų kaip ir šiek tiek ir pažeminti. Nes dirbti reikia daug ir sunkiai, o, kaip sakyt, kalbėti apie didesnės pajamas, tik tai girdime kažkada tai bus, kažkada tai bus. Priedo vertinant Lietuvos pareigūnų apmokėjimą ir lyginant su ES valstybėmis, netgi su mūsų artimiausios kaimynais, tenka dėja sakyti, kad vis dėlto Lietuvos, ne tik žmonės, bet ir Lietuvos policijos pareigūnai arba priešgaisrinės apsaugos pareigūnai šiandien savo pajamomis yra atsilieka nuo ES vidurkio. Ačiū. Kadangi kandidatuojate ne tik tai į šalies prezidento pareigas, bet ir Europos parlamentą, klausimas būtų iš dviejų dalių. Jeigu taptumėte šalies prezidentu, kokiamis galimis pasinaudotumėte spręsdamas pareigūnų problemas, vienas, ir jeigu taptumėte Europos parlamento nariu, atitinkamai, kokiamis galimis pasinaudotumėte spręsdamas pareigūnų problemas. Kaip prezidentas, tai pagrindinis mano kaip kandidato į prezidentus tikslas ir yra būtent gyventojų, tame tarpe ir pareigūnų pajamų didinimas. Ir visos kitos arba visi kiti veiksmai yra nukreipti į vieną labai aišku tikslą. Ką daryti, kaip padidinti gyventojų, tame tarpe šiuo atveju ir pareigūnų pajamas. Užsienio politika lygiai taip pat turi tarnauti ir mūsų ekonominiams interesams ir taip pat turėtų būti jaučiama nauda valstybės ekonomikai ir žmonių pajamoms. Taip pat kalbant apie visas kitas sferas, energetiką ir visą kitą, jeigu energetikos projektai didina gyventojų pajamas, vadinasi, aš kaip prezidentas taip tam pritarčiau. Turiu didelę patirtį, nes teko būti žurnalistu 7 metų buvau versle, tikrai turiu nemažą patirtį kaip miesto vadovas, parlamento narys. Taigi, sakyčiau, mano patirtis, įvairi patirtis ir yra, manau, kad šiandien privalumas, kalbant apie kitus, tai, kad aš žinau, ką reiškia prisimti atsakomybę už įdarbintą žmogų, ko dažnai politikai nežino arba užmiršta, nes savo atlyginimą gauna kiekvieno mėnesio pradžioje į kreditinę kortelę, iš kur, kaip, jam galva neskauda, tiesiog taip yra. Ir būčiau didžiulis sąjungininkas, ypač tai, kad kaip miesto vadovui tenka daug dirbti ir bendradarbiauti su Vilniaus miesto policijos komisaru, taip pat pareigūnais, suprasdamas darbo specifiką ir sudėtingumą, tai tikrai būčiau tas, kuris sukviestų prie stalo ministro pirmininką, atsakingus ministrus, Seimo komiteto pirmininkus ir pagaliau baigtume tą ginčą, kada pareigūnų atlyginimai mokami pagal valstybės tarnybos įstatymą. Manyčiau, ir ta iniciatyva, kuri atėjusi taip pat iš pareigūnų, turėtų būti kuo greičiau priimta Seime. Ir tikiuosi, kad man kaip prezidentui tai pavyktų, nes argumentų yra daugiau negu reikia. Manau, kad čia trūksta tik tai politinės valios ir tokios telkiančios lyderystės. Ir šiuose rinkimuose būtent aš noriu siūlyti telkiančią lyderystę, vietoj, sakykime, tų supriešinimų arba konfliktų, kurie egzistuoja pastaruoju metu. Europos parlamentas tai dalyvauja tik simboliškai, daugiau padėdamas politinės organizacijos sąrašui, kuri remia mane kaip kandidatą. Taigi šiuo atveju neplanuoju išvažiuoti į Europos parlamentą, nes manau, kad mano žinios, energija, patirtis, užsispyrimas ir idėjos reikalingesnės čia negu Briuselyje.